Šiandien yra 17 diena ir matau, kad man suplanuota procedūra, nes procedūra pažymėta tamsiai žalia spalva, kuri nurodo šios dienos seansą. Paspaudžiu ant šios dienos datos, kad peržiūrėčiau suplanuotų procedūrų sąrašą. Paspaudžiu ant tos, kurią noriu atlikti. Šiame etape turiu dvi galimybės – praleisti procedūrą, jei nusprendžiau jo šiandien atlikti, arba tęsti. Tačiau pirmiausiai turiu atlikti odos patikrą. Kadangi tęsiu savo procedūrą, paspaudžiu patikrinti odos būklę. Turiu įvertinti, kaip mano oda sureagavo po paskutinio seanso ir kaip ji jaučiasi dabar. Tada turiu atidžiai pasirinkti tinkamą atsakymą iš sąrašo. Remiantis mano įvestais duomenimis, programėlė rekomenduos tinkamą dozę šios dienos seansų. Kadangi po ankstesnės procedūros nematau jokių nepageidaujamų odos reakcijų ir nematau paraudonavimų, pasirenku pirmąjį variantą ir spaudžiu patvirtinti. Dabar matau rekomenduojamą dozę. Jei gydytojas patarė kitokią dozę, galiu ją pakoreguoti rankiniu būdu. Tačiau aš liksiu prie siūlomos dozės. Toliau atlieku fizinę procedūrą, naudodama UV taktus prietaisą ir būtinai įvesdama rekomenduojamą dozę. Kai baigiu, programėlę spaudžiu patvirtinti. Dabar procedūra laikoma baigta, o jos būsena pasikeičia iš laukiančios į baigtą. Bet kuriuo metu galiu pridėti pastabų, įkelti nuotrauką ar užrašyti užrašą. Suformuoti ataskaitą ir pasidalinti ją su mane gydančiu gydytoju.